Sveiki, aš esu Julita, studijuoju tarptautinį verslą ir komunikacijas ISM. Šią vasarą Liepos-rugpjūčio mėnesiais dalyvavau projekte Kinijoje. Projektas buvo edukacinis, dirbom su vaikais. Kas man buvo įdomiausia, tai yra tai, kad dalyvavau dviejose projektuose. Iš pradžio aplikavau tik į vieną, bet pačios kelionės metu įvyko keli pokyčiai ir man buvo pasiūlyta dalyvauti visiškai kitokiame projekte. Pirmas projektas vyko neišsivysčiusiame kaimelyje, kalnuose, kažkur, kur praktiškai jokio susisiekimo su pasauliu ir vaikai tikrai pasaulio nematė, užsieniečių niekad nematė, aš jiems ten toks stebuklas buvau. O antras projektas buvo kitoks tuo, kad jis jau vyko didmiestyje, kur žmonės yra tikrai pakankamai išsivystę, matė daug technologijų ir mes jau nebebuvom toks stebuklas, kadangi aplink buvo daug užsieniečių, bet vis tiek buvom labai gerbiami, mylimi ir tikrai radom bendrą kalbą su vaikais. Kas man pačiai paliko didžiausią įspūdį, tai be abejo kinų maistas. Dažnai lankydavomės pas vietinius, ragavom jų tradicinių šeimyninių patiekalų. Tikrai nebijojom pirkti maistą gatvėse, ypač kai mus lydėdavo kinai, nes jie patys nevengė ragauti gatvių maistą ir tai tikrai nėra taip pavojinga, kaip mes dažnai girdim. Kas buvo sunkiausia, tai susišnekėti, nes projekto dalyviai atvykę iš Europos, iš Kanados, iš tikrai įvairių su Azija, nes nelabai susijusių šalių, tikrai niekas nesusišnekėjo kiniškai. Todėl dėl to kildavo labai daug sunkumų, dažnai vėluodavom į traukinius, nemokėdavom susišnekėti su vietiniais ir kartais pavėlavę į traukinius turėdavom 12 valandų prastovėti kitam traukiny, nes neberasdavom sėdimos vietos, tekdavo ir miegoti stotyje, miegoti oro uoste. Žodžiu, patyrėm tikrai daug iššūkių. Kas man buvo naudingiausia, tai be abejo yra pažintys, draugai, nes mūsų komanda buvo tikrai nedidelė, ją sudarė 4 užsieniečiai, tai aš, 2 žmonės iš Egipto ir indonezietė ir 3 kinai. Ir mums tekdavo visą laiką praleisti kartu, todėl netgi grįžę namo mes nenustojom bendrauti, mes susisiekėm beveik kiekvieną dieną ir tikrai planuojam dar ne kartą susitikti. Kodėl verta važiuoti būtent su Isaacu? Nes pamatai šalį ne iš tos turistinės pusės, o pasijauti tikrai kaip vietinis gyventojas ir tikrai pažįsti kultūrą iš visiškai skirtingų pusių, pamatai ir išsivysčiusią civilizuotą Kiniją, pamatai ir tuos apleistus Kinijos kampelius, bendrauji su vietiniais kaip su savo draugais, leidi vakarus karaoke baruose, keliauji kartu kalnuose, pasitinki kartu saulėlydį kalnuose. Tikrai patiri daugybę nepamirštamų akimirkų būtent su tais vietiniais žmonėmis. Ir tai yra tikrai gyvenimo mokykla ir neužmirštami dalykai. Nieko nelaukit, rinkitės Isaaco stažuotę ir varykit siekti savo svajonių.